Metų tema pagal tavo gimimo dieną. Taigi, klausyk atidžiai, pasek mane, išgirsi kai ką įdomaus. Atrodo, jau prasidėjo 2026 metai, bet tarsi niekas nepakito, nes viskam savas laikas. Ugninio arklio metai vis dėlto dar neprasidėjo ir mes gyvename senose energijose ir pagal gamtos ciklą. Bet štai visi kalba, pradėk, veik, pasitikėk savimi, daryk kažką naujo. Numerologiškai tai yra 10 energija metų, taip, tai yra naujas 9 metų ciklas. Tačiau, kaip sakiau, viskam savas laikas. Ir dabar sausio vidurys yra pats tobuliausias metas, kaip tik pradėti kalbėti apie metų tikslus, apie metų planus, apie asmenines ir kolektyvinės energijas. Didžiulis telkinys planetų yra Ožiaragio ženkle, kuris būtent apie tai byloja. Taip pat ir Saulė jau po savaitės žengs į Vandenio ženklą, kuris apie svajones, apie planus, apie tikslus, apie naujoves. Taigi, viskam savas laikas ir tas metas po truputį ateina. Pasiimk popieriaus lapelį ir pasiskaičiuok savo asmeninę metų energiją. Ką reikia padaryti? Tai prie savo gimimo dienos skaičiaus pridėk gimimo mėnesio skaičių ir pridėk skaičių 10. Tada viską supliusuok iki vienženklio skaičiaus. Ir taip sužinosi savo asmeninę metų energiją. Pavyzdžiui, kad ir mano pačios, ar ne, tai yra 16 diena plus gegužės mėno plus 5, tai yra 21, plus 10, tai bus 31, o 3 plus 1 tai yra 4. Mano asmeninė 2026 metų energija yra 4. Bet aš tau išduosiu paslaptį. Juk jaunaties svaja ne apie masinę astrologiją ir numerologiją, o apie gylį, apie išmintį, apie sąmoningumą. Taigi, atminkite, kad kiekvienais metais mus veikia ir kolektyvinė metų energija, tai yra 10 arba vienetukas. Mus veikia ir praėjusių metų energija, mano asmeninė yra 3 ir ji veikia iki gimimo dienos vis dar. Kada mano gimimo diena? Gegužės 16. Taigi, 4 įsijungia nuo pat sausio 1, bet atitinkamai, nebūtinai pilnavertiškai, dar tik iš dalies, kaip patikrinimas. Ir vis dar veikia 3 metų energija. Na, ir jūs taip pat, kai pasiskaičiuojate savo, matote 26 metų energiją, tai įvertinkite tai, kad jūs veikia dar ir praėjusių metų energiją, kurią taip pat verta paskaičiuoti. Ir būtent nuo gimimo dienos, jeigu jūs negimėte sausio 1 dieną, nes jeigu gimėte sausio 1, tai automatiškai veikia tik kolektyvinė metų energija ir jūsų asmeninė ta viena. Na, o jeigu gimėte vis dėlto metų viduryje, gimimo diena pavyzdžiui, ar pabaigoje, nesvarbu, bet kada, vadinasi, jūs veikia ir praėjusių metų energija, ir dar ateinančių metų energija. Tai štai tokie įdomus, subtilus dalykai. Ir tai tik tais patvirtina tai, kad ir astrologija, ir numerologija nėra paviršutiniški mokslai. Ir jeigu skaitote tokius masinius paviršutiniškus tekstus, tai visa tai tik dėl patiktukų
ir dėl lengvų pinigėlių kažkam. Bet pas mane dėja to nerasite. Aš siekiu vis dėlto, kad jūs su kiekvienu mano įrašu, kurių galbūt aš ne taip dažnai teikiu, nes turiu ir tiesiog daug užsakymų, daug darbų, daug klientų, su kuriais bendrauju. Ir mano tikslas yra jūs šviesti, visą visuomenę šviesti, kad vis dėlto tie tokie savianalizės mokslai, metodai mums yra itin naudingi, vertingi, jeigu mes mokame, gebame jais tikslingai pasinaudoti. Ir visa tai mus turi vesti link sąmoningumo, link pažinimo ir savęs, ir visatos dėsnių. Tai nėra tokie labai paprasti dalykai. Na, tiksliau, viskas paprasta, nepaprastume, sudėtingume, kitaip tariant. Na, kol aš čia kalbu, aš tikiuosi, jau jūs visi apsiskaičiavote. Taigi, žinoma, tas 10-tukas kolektyvinė energija be abejonės, ar ne, jau turbūt ir girdėjote, ir mano metinę bendrą prognozę matėte. Tai žinoma, tai yra apie tikėjimą ir pasitikėjimą savimi, kitais žmonėmis, visata apskritai. Ir blogiausias dalykas - abejoti, bijoti, neiti savo keliu, niekuo nepasitikėti, jausti ryžto stoką, negebėti prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą. Štai šios savybės mus trauks atgal. O pozityvus mąstymas, energija, viskam sakymas taip, tas atsiverimas galimybėms, tai iš tiesų ir kolektyviai mums atvers visų 9 metų naują tokį energingą ir pozityvų ciklą. Arba priešingai, ne, kurias minėjau temas. Taigi, jeigu paskaičiavote ir gavote pirmą energiją, kad jums tai yra pirmas ciklas, vadinasi, tai yra Saulės energija. Ir būtina susitelkti į naują pradžią, į savarankiškumą, į iniciatyvą. Tai yra metų tema. Pats metas galvoti apie asmeninius projektus ir nusiteikti pokyčių pradžiai. Jums prasideda visiškai naujas asmeninis ciklas. Ir kokį pamatą pasidėsite, tai vėlgi turėsite, tai plėtosite tolimesnius 9 metus. Arba, tiksliau, šiais metais pradedate, tai dar 8 metus visą tai plėtosite. Jeigu gavote skaičių 2, tai yra Mėnulio energija. Visa tai byloja apie emocijas, apie santykius, apie bendradarbiavimą, partnerystę, diplomatiją, kantrybę, pusiausvyrą, kompromisus. Viso šito mokys jūs šie metai. Jeigu 3 energija, kuri ir mane dar veikia iki gimimo dienos, tai yra apie saviraišką. Tuo labiau, tai yra Jupiterio energija. Ir tuo labiau astrologiškai Jupiteris žengia šiais metais metų viduryje į Liūto ženklą. Tai va štai kodėl aš vadinu šiuos metus iš tikrųjų tavo saviraiškos metais. Ir, žodžiu, viskas itin susilieja ir yra labai be proto, na, ir apima viskas, na, susijungia savotiškai, ar ne? Ir astrologija ir numerologija puikiai susiderina šiuo požiūriu. Taip, tai apie kūrybiškumą, apie saviraišką, apie komunikaciją, apie socialinę veiklą, apie džiaugsmą, apie lengvumą yra 3 energija. Turime būti matomi, ryškus, drąsūs. Na ir laukite tęsinio.